Prieš rinkimus partijos žarsto pažadus, piešia raudonas linijas, apsimeta turinčios aiškią ideologiją. Tačiau vos pasibaigia balsavimas, retorika keičiasi, linijos išnyksta, o į koaliciją susijungia net ideologiniai priešai. Tai nebe ideologinė politika, o kova dėl postų. Mums dažnai sakoma, kad demokratijoje rinkėjas lemia, kas pateks į valdžią. Tačiau žvelgiant į Lietuvos politinę realybę, tai dažnai primena tik gražią, bet toli nuo tikrovės esančią teoriją. Kodėl? Panagrinėkime kartu. Ar tikrai rinkėjas sprendžia, kas bus politikoje? Stebiu Lietuvos politinę situaciją, pats dalyvauju rinkimuose ir vis dažniau pateisinu nebalsuojančius. Suprantu, kodėl daugelis žmonių apskritai nusigręžia nuo politikos. Jei ir tau įdomu, būtinai pažiūrėk šį video iki galo. Žiūrėjau ir skaičiau daugybę žinomesnių politikos apžvalgininkų pasisakymus, kurie skamba logiškai, tačiau tai yra vadovėlinių teorijų nuomonės, kurios dėja Lietuvos politinėje praktikoje neegzistuoja. Bet apie viską nuo pradžių. Dažnai girdime, kad rinkėjas lemia, kas pateks į valdžią. Tačiau ar tai tikrai tiesa? Iš pradžių pats tuo tikėjau, kad rinkėjas turi realią galią, galbūt todėl, kad anksčiau buvau jaunesnis ir naivesnis, tačiau šiandien matydamas, kaip veikia sistema, imu abejoti. Būdami rinkėjai, mes niekada nežinome, ką gausime. Demokratija Lietuvoje, o gal ir kitose šalyse pasikeitė. Rinkėjas balsuoja už vieną partiją, o po rinkimų gauna visiškai kitokį darinį. Vienintelės pastovios tendencijos - simpatijos Rusijai, vagystėms, neskaidrumas ir didelė neapykanta konservatoriams, bet kitos partijos gavusios galimybę ištaisyti konservatorių klaidas, tą progą niekada nepasinaudoja. Bent jau neteko apie tai girdėti. Nesu nei konservatorių, nei bet kokios kitos partijos fanatikas. Fanatizmas apakina žmonės, tuomet jie mato ir girdi tik tai, kas jiems sakoma. Protingas dėdė Albertas Einšteinas yra sakęs: besąlygiška pagarba autoritetui yra didžiausias tiesos priešas. Mano nuomonė, partijos gaudamos finansavimą iš Lietuvos biudžeto neatlieka savo funkcijų. Konservatorių partija visiškai nutolo nuo savo pirminių ideologinių nuostatų, tai parodo buvusi vaivorykštinė koalicija su Laisvės partija. Ar pastarasis siūlymas dirbti su socialdemokratais ideologiniais priešais? Jų bendradarbiavimas atrodo kaip ideologinis absurdas, nors socialdemokratai viešai atmeta bendradarbiavimą su konservatoriais, šie patys panašu, kad tokių tabų neturi. Jie nebeturi ar nebesivadovauja ideologija. Kaip kitaip galima pavadinti minėtą konservatorių koaliciją su Laisvės partija arba naujausias konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno siūlymas, kad galėtų suteikti galimybę socialdemokratų vyriausybei veikti be pavojingų populistų. Jei konservatoriai patys nebūtų išdavę savo rinkėjų, galbūt pavojingi populistai net nebūtų valdžioje. Prieš tai Gabrielius Landsbergis irgi yra tai siūlęs prieš rinkimus. Rimtai, Lietuvos politikoje konservatoriai ir socialdemokratai istoriškai laikomi ideologinėmis priešingybėmis. Trumpai apie pagrindinės ideologijas. Konservatoriai palaiko dešinės politiką, mažesnį valstybės kišimąsi į ekonomiką, tradicinės vertybės, gynybos stiprinimą. Socialdemokratai labiau orientuoti į kairę, socialinį teisingumą, progresinius mokesčius, stipresnį valstybės vaidmenį ekonomikoje. Todėl jų bendradarbiavimas gali atrodyti kaip ideologinis paradoksas. Socialdemokratai nors ir dažnai meluoja savo rinkėjams, tačiau darbas su konservatoriams jiems yra tabu, o konservatoriams panašu tabu neegzistuoja. Visą tai matant darosi ir graudu, ir juokinga, kai rinkdamas partiją tu gauni, liaudiškai kalbant, katę maiše. Partijos naudoja vieną retoriką prieš rinkimus ir braižo įvairias raudonas linijas, po rinkimų pažadai retorika pasikeičia, raudonas linijos nutrinamos ir turime politinę mišrainę. Ar normalu būtų, jei atėjusi į turgų vietoje norimų braškių gautum serbentų? Čia ir yra dabartinės Lietuvos politinės sistemos dilema, kai politikai vengia atsakyti, ko tikėtis jų rinkėjams, jei jie bus išrinkti. Jie nuolat kartoja, dar anksti kalbėti, palaukim rinkimų rezultatų,
O ką galvoti ir pasirinkti rinkėjui? Tarkim, esi konservatyvus, tačiau konservatoriai patys sako, kad jie galėtų dirbti ir su savo ideologiniais konkurentais. Ką tai sako apie politinę partiją? Daugumos kitų Lietuvos partijų rinkiminis arkliukas nekinta. Neapykanta konservatoriams, meilė Rusijai, melas rinkėjams ar tiesiog išsisukinėjimas, nepasakant tiesos. Kaip rinkėjas jaučiuosi pasimetęs ir sutrikęs, nes politinės partijos atrodo, kad bet kokią kainą siekia patekti į valdžią, o visa kita, vertybės ir moralės normos tampa nesvarbios. Tai tiesiog nėra normalu. Kita opi problema – politiniai perbėgėliai. Vieną kadenciją konservatorius, kitą Laisvės partijos narys, ar iš Nemuno aušros nario tapti bet kokios kitos partijos nariu. Jokio pereinamojo laikotarpio, jokios atsakomybės, jokios kontrolės. Turėtų būti kažkoks kontrolės mechanizmas, apsaugantis nuo perbėgėlių. Pavyzdžiui, pakeisti partiją reikėtų tiek pat laiko, kiek paprastam žmogui užtrunka gauti leidimą pasistatyti namą ar pasikeisti žemės paskirtį. Gal ir klystu, bet tai reikštų nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Gal tada politiniai išverstaskūriai aprimtų. Nėra normalu, kai politikas nujausdamas, kad vėl su ta pačia partija į valdžią nebepateks, pereina į kitą partiją ir taip keliauja per partijas. Tai parodo, kad toks politikas atstovauja ne rinkėjus, o rūpinasi savo gerbūviu. Ar partijose jie gauna ir vertybės? Iš šono stebint atrodo, kad tai taip pat lengva, kaip kad persirinkti, o kad pakeisti darbą, kuris tau nebepatinka, būtų taip pat lengva. Kita ydinga sistema yra partijos sąrašų sistema, kuri kuria papildomą chaosą. Taip į valdžią patenka žmonės, kurių rinkėjai net nesirinko. Primena absurdą, kai į politiką patenka asmenys, už kuriuos rinkėjai nebalsuoja. Tai iškraipo rinkimų rezultatų prasme. Partijos rinkimų metu piešia aiškias raudonas linijas, kurios po rinkimų bemat šnyksta. Tai sukelia pagrįstą pasimetimą, lyg atėjus į parduotuvę, vietoje šaldytuvo gautum mikserį. Kaip rinkėjas jautiesi apgautas, apgauta. Balsuoji už obuolį, o gauni svogūną. Visą tai stebint kyla klausimas, ar dar sulauksime dienos, kai balsuodami žinosime, ką renkamės, kai partijos atstovaus vertybės, o ne tik sieks valdžios bet kokią kainą. Vos nepamiršau biurokratijos, kurią dažniausiai sukuria valdžios atstovų noras surasti darbo vietą giminaičiams, kurie ne visada turi reikalingų įgūdžių arba žinių. Arba galiausiai jiems perpratus sistemos veikimą pasikeičia valdžia, ateina kita partija ir viskas prasideda iš naujo. Tai reiškia, nėra jokio tęstinumo. Savo srities ekspertais negimstama, jais tampama. Tapti ekspertu biurokratiniam aparate per trumpą laiką yra sudėtinga, bet ir tai negarantuoja darbo vietos. Be to, bendros vizijos neturėjimas tarp Lietuvos partijų lemia nepastovumą, eksperimentavimą, kai nepasibaigus vienai reformai prasideda kita reforma. Keletas pavyzdžių. Švietimo reformos pradžios net nepamenu. Tačiau manau, niekas iki šiol nežino, kada jį baigsis. Kiekvienos partijos vizija skiriasi, o galbūt jie jos išvis neturi. Kai esi valdžioje ir tau labai nepatinka mokesčiai, ėmiesi mokesčių reformų. Dažnos mokesčių reformos didina verslo įmonių baimės, todėl jie iš desperacijos kelia kainas. Jie niekada nežino, kas jų laukia pasikeitus politiniams vėjams. Sveikatos apsaugos reforma. Nei viena reforma nestrumpino eilių pas gydytojus, nors visos partijos skelbėsi, jau turim sprendimą, jau tuoj eilių nebeliks. Praktikoje mano šeimos gydytojas per metus pasikeitė gal kokius 6 kartus. Siuntimas pas specialistus užtrunka taip ilgai, kad arba viską pagydo laikas, arba liga progresuoja, nesulaukiant pagalbos laiku, arba liūdniausias scenarijus – liga tave pasiglemžia. Kitas dažnai mano girdimas nusiskundimas, kad Lietuvoje vaikus dabar gimdo tik didmiesčiai.
Nes mažesniuose miestuose vaikai nebegimsta. Žinoma, čia ironija. Ar tavo mieste dar yra gimdymo skyrius? Nenoriu per daug išsiplėsti, tad gal ties tuo ir sustosiu. Bendra medicinos, mokesčių, švietimo ir kitų svarbių sričių, kurios yra svarbios piliečiams, vizijos neturėtų keistis drastiškai pasikeitus politinėms partijoms. Turėtų būti išlaikomas tęstinumas. Klausimas valdžios atstovams. Ar samdytumėt buhalterį, kuriams matematika labai prastai sekasi, savo asmeniniai apskaitai tvarkyti? Manyčiau, kad ne. Tad ar tikrai verta ne itin gabius giminaičius, draugus, klasiokus įdarbinti ten, kur jie savo sprendimais daro didelę žalą? Šiandien, kaip rinkėjas, jaučiuosi apgautas ir pasimetęs. Partijoms dažniau svarbiau patekti į valdžią, įdarbinti savo artimuosius, neišlaikyti vertybės ar sąžiningumą, dirbti Lietuvos gyventojų geroviai. Kaip manai, ar sulauksime tikros politinės brandos, kai balsuodami ir rinkdami žinosime ne tik partijos pavadinimą, bet ir ką jį iš tiesų atstovauja ir ko iš jos tikėtis? Kol kas tai atrodo kaip tolima svajonė, bet galbūt kada nors